Ir neigiamo didvyrio Ohmano, reiškia, bandom rašyti į prokuratūrą, į ten, kur tik tai nebandom. Trečią kartą gaunam atsakymą, kad ten viskas tvarkojiškai. Tai matomai, ten buvo grinai prašymas ištirti jo finansus. Dėl vėliavų kol kas atsakymo dar negavom. Jeigu gausim ir dėl vėliavų, nu tada nežinau. Bet dėl finansų, taigi mes neprašom nubaust. Mes prašom atlikti normalų auditą, nes aš asmeniškai turiu abejonių. Abejonių, nepriekaištų, abejonių. Iš to paties Ohmano pareiškimų, kada reiškia, mes žiūrėjom, kada jisai aiškiai pasakė, 30% tik daina. Vėlgi, kada matom, kas darosi toj pačioj Ukrainoje ir taip toliau. Todėl pas mane yra abejonių, kad žmonės suneša pinigus ir yra teisingai. Todėl norėtųsi iš teisėsaugos institucijų gauti normalų tyrimą, kuris pasakytų, viskas tvarkoja, visi tie milijonai į frontą, kareiviam ir taip toliau. Negaunam. Ir čia aš matau neliečiamybę Ohmano konkrečiai. Na, bet kol kas teisėsauga yra tokia. Prie manęs teisėsauga nebus priklausys nei nuo prezidento, nei nuo Seimo, nei nuo politinių partijų. Ir tokiu būdu, su tais pačiais, ką mes vadinam oligarchais, arba stambus verslas, tiesiog noriu pasakyti, kad stambus verslas nėra tautos priešas, mano įsitikinimu. Tiesa, aš remiu labiau, reiškia, vidutinį smulką, apie tai turbūt vėliau kalbėsiu. Bet vis dėlto tautos stambus verslas turi būti kontroliuojamas, labai griežtai kontroliuojamas. Offshore'ose sąskaitos neturi būti. O šiandien mes žinom kai kurios verslus, kurie dėja savo sąskaitas kažkur tai pinigus tai plėšia.